Situacija. Ruočiu, dabar bus šiek tiek kitokia situacija neįprastai. Kažkada labai neseniai aš studijavau teisę ir mums dėstytojai suorganizavo ekskursiją į kalėjimą. Šiaip mes visi tikrai labai norėjom, bet šiek tiek bijojom. Aš pati galvojau, kad ten bus šiek tiek bjauru, baisu gal, bet viskas buvo gan linksmai. Atvažiavę ten, mus visus ten patikrino, kad mes jokių ten peilių neturėtume. Atidavėm savo telefonus ir įėjom į vidų. Praėjom per kažkokius nejasnus koridorius ir įeinam į tokį gan gražų kiemelį. Ten buvo gan nedidelė, bet gera krepšinio ir futbolo aikštelė. Stovėjo pora pastatų, vienam, kurie gyveno. Ir gyvena jie gan gerai, nes beveik kiekvienas iš jų turi televizorių, kai kas iš jų turi konsolę, turi dafiga maisto. Kitam pastate jie dirbo. Dar vienas pastatas buvo pastatytas tam, kad jie galėtų praleisti savo laisvo laiko ten, pabendrauti, kažką pagaminti. Beje, mus pavaišino gan skaniais sausainiais su šokoladu. Ir buvo dar vienas pastatas kaip aktų salė. Jie vadino tai teatru. Ir tuo metu, kai mes atvažiavom, beveik dauguma kalinių buvo tam pastate. Ir mums leido nueiti su jais pabendraut. Mes nuėjom ir tuo metu jie puošė eglutę, nes čia buvo gruodžio mėnuo. Mes padėjom jiem puošti eglutę ir tarpusavį tuo metu bendravom. Ar man buvo baisu? Jo. Susipažinau su dviejais čiūvais. Vienam iš jų tuo metu buvo apie 3 metų ir jis mokėsi. Taip, ten galima buvo baigti mokyklą, jeigu jie dar nebuvo baigę. Ir aš jam ten kažką padėjau su literatūros autoriais. Net nepamenu ką. O antras buvo visas išsitatuiruotas, raumeningas, žiauriai didelis, su tokia balta barzda, bet labai mielas. Jis, aišku, man kažką bendrai nieko beveik nepapasakojo, tiesiog apibendrintai, ką jis čia veikia ir kokius žaislus reikia kabinti ant eglutės. Tai va, patiko, užskaitau ir tikrai grįžčiau.